Ar esate numatęs, kokiais būdais ketinate su kaimyninėmis šalimis išvystyti draugiškus santykius? Jei anglosaksų tikslai bus kitokie šiuo klausimu, kaip manote atsilaikyti? Tai kad jų tikslai kitokie, tai čia savaime suprantama, ar ne? Bet vėl, vienas iš svarbių punktų, kuriuos aš dabar šiandien irgi įrašiau ir nusinčiau, kad juos ten sudėliotų tam tikrą vietą. Užsienio agentų įstatymą priemam, kad matytumėm. Valstybės saugumo departamentas tvarkoj apie visus užsienio agentus, ką turit informacijos. Nepatikrintos, dar negalima jų pagauti, nubausti. Kokie valstybės struktūrose, kur kokie kas dirbantis yra, kur visuomenės informacinėse sistemose, kokie užsienio agentai yra dirbantis. Ir kad darys visokios kliūtis, tai savaime suprantama. Bet aš matau save pirmą dieną ar antrą dieną, paskambinant Baltarusijos prezidentui, prisistatant ir pasakant, kad moteriškė iš Baltarusijos, Cikhanovskaja, tuoj pat bus išprašyta, o gal jau yra išprašyta iš Lietuvos ir finansavimas jos komandai, jos biurui, jos kelionėms, jos vaikų išlaikymui, kuris Lietuvai kainavo tiek ir tiek milijonų jau, finansavimas bus nubrauktas. Ir tai yra įvykdoma dėl to, kad aš suprantu, kad kištis į Baltarusijos vidaus reikalus yra nepadoru ir negerai. Ir tikiuosi, kad Baltarusijos vadovas supranta, kad į Lietuvos reikalus šiukštu negalima taip pat niekam kištis. Ir manau, kad šitoj vietoj mes galim surasti bendrus sąlyčio taškus su mūsų kaimynais. Nepaisant to, kad, kaip jūs ir kaip pasakė klausantysis, ar ne, kad kai kurios užsienio jėgos, oi kaip labai norėtų, kad nepavyktų susiderinti, susitarti ir gyventi taikiai. Bet mes nepamirškite, kad turim ir potencialių palaikančių jėgų Europos Sąjungoje, kuriams irgi taikos norisi, o ne karo. Baigiau.